namas ir protingas namas. Ar yra skirtumų? Turim lyginimų iš tikrųjų su kolegom, kas įsirengia analogiškus namus, tai ekonomija yra. Kas taupo laiką ir pinigus? Širdis yra kontroleris, kuris vykdo visas valdymo funkcijas. Nacionalinio gaminio rinkimai. Kokie komisijos favoritai ir už ką balsuojate jūs? Būstas prisitaikantis prie šeimininkų gyvenimo ritmo ir įpročių, taupantis laiką ir pinigus, atrodo neįtikėtina. Apie tokį turbūt daugelis svajojame. Lietuvoje tai retenybė, tačiau realybė, jau ir prieinama ir pagaminta Lietuvoje. Aukštųjų technologijų bendrovė Elsis TS su Kauno technologijos universiteto mokslininkais sukūrė lietuvišką būsto valdymo kompiuterinę sistemą, kurią kasdien jau naudoja viena kauniečių šeima. Ar protingas būstas brangus malonumas, ar atvirkščiai pinigus taupantis namai? Atsakymai iš pirmų lūpų. Kauno priemiestis. Viename iš naujojo kvartalo namų netrukus susirinks ne tik jo šeimininkai, jauna šeima, bet ir Kauno bendrovės Elsis TS ir Kauno technologijos universiteto realaus laiko kompiuterių sistemų centro vadovai. Vienas iš nedaugelio namų galintis vadintis protingu būstu. Tiesių taikymų ne į svetainę, o šeimininkams leidus į patalpą šalia garažo. Viskas. Tai ta dėžė yra čia. Aha. Visas dėžė yra. protas. Tai atidaryk turi raktą. Būsto kompiuterinė sistema bendrovės Elsis TS sukurta kartu su Kauno technologijos universiteto mokslininkais. Protingi namai pagal savininko poreikius veikianti būsto valdymo sistema. Lietuvoje jau ne vien mokslinių tyrimų sritis. Tai čia ką reguliuoja? Šildymą? Šiuo atveju čia yra padaryta, kad reguliuojama yra du parametrai. Tai yra šildymas ir vėsinimas, sakykime. Taip, vėsinimas. Kadangi čia yra unikali sistema tuo atžvilgiu, kadangi čia yra naudojama apšildymui ne katilas, bet šilumos siurblys. O šilumos siurblys jis gali veikti žiemą kaip šildymo, o vasarą gali dirbti kaip šaldymo, kadangi tuomet jisai žemės ima jau nebe šilumą, bet ima tą atvėsintą. Taip. Sistema palaiko namo šeimininkų nustatytą temperatūrą, kai reikia šildo arba vėsina. Gali keisti temperatūrą priklausomai nuo paros laiko. Dažniausiai kaip yra bazinės tokios išstatomos, nežinau, kartą metuose arba tiesiog pagal nutylėjimą. O jeigu yra poreikis kažką tai pakeisti, sakykime, privačiam name, šeima gyvena, sakykime, 3 kambariuose pagrindinai, 4 koks kambarys, jeigu yra, jisai, sakykime, svečių kambarys, tai jisai žiemą gali būti vėsus. O taip sakant, jeigu atsiranda poreikis, atvažiavo kažkas svečių ar dar kažkaip, tai jį tiesiog tuomet pakelia jo parametrus iki tokių jau normalių gyvenamų parametrų ir jisai, kai vėl praranda, svečiai išvažiavo, poreikio nebėra šildyti to kambario, vėl galima sumažinti šildymo parametrus iki kažkokio tai nominalaus lygio. Kuo skiriasi protingas būstas nuo klasikinio namo? Šeimos galva Mindaugas ir jo artimieji turėjo pakankamai laiko išbandyti. Prieš metus įdiegta sistema pasirūpina namo apšildymu, taupo šeimos biudžetą ir laiką, kurį šeima gali skirti savo. Mes atvėsinam patalpą ir mūsų nėra namuose ir po to mes grįžtam vakarą, tai jeigu mes tą grįžę jungsim katilą ir pasakysim pašildyk man taip pat greitai, tai bus didžiulis, sakysim, energijos sąnaudų paėmimas tos šilumos ir ta patalpa, kol iššils, reiškia, mes vartosim daug energijos. Tokiu atveju mes darom šitoje sistemoje, ta prasme, sutvarkom tvarkaraštį, kad jeigu jūs grįšit 5 valandą, tai 3 valandą po trupučiuką. Pastatas yra labai inertiškas ir ta temperatūra švelniai užauga. Ta sistema, kas yra matoma, tai yra čia, ar ne? Iš principo, tai, ką jūs matote, tai yra, iš principo, širdis yra kontroleris, kuris vykdo visas valdymo funkcijas. Ir jisai šneka tam, kad įgalinti jį distanciniu būdu kalbinti, taip valdyti. Tai yra mikrokompiuteris, kuris atlieka visus tas vartotojo interfeiso funkcijas.
Kol kas name valdomas tik šildymas ir vėsinimas, tačiau būsto kompiuterinė sistema leidžia reguliuoti apšvietimą, vandentiekį, gali pasirūpinti vėje, namų apsaugą, buitiniais prietaisais. Viskas priklauso nuo galimybių investuoti ir to, kiek norima perduoti pareigų kompiuteriniai sistemai. Po pažinties su protingo namo dirbtinėmis smegenimis prie valdymo virtuvės. Apie ją iki smulkmenų išmano bendrovės darbuotojas Mantas. Savininkams prieš metus padėjęs paprastą namą paversti protingu. Čia matom vartotojo sąsają, tai yra ką vartotojas mato ekrane, kompiuteryje. Tas kompiuteris gali būti, sakykime, namuose, kuriame jūs gyvenat, lygiai tokį patį vaizdą jūs galit matyti, sakykime, būdamas darbe ir prisijungęs nuotoliniu būdu. Būdamas ne namie, Mindaugas gali nustatyti temperatūrą, kuri bus kiekviename iš kambarių, iki jam ir jo šeimai atvykstant. Čia yra matomos ekrane zonos, tai yra kambariai, kurie yra surašyti. Kiekviename kambaryje yra termodaviklis, kurio parodymai yra nuskaitomi ir yra atliekamas valdymas, remiantis esamą temperatūrą, kokia yra kambaryje ir kokia yra nustatyta. O būtent pagal tokių funkcijų, tarkim, nustatymą, tai kiek yra sutaupoma? Ne 30%? Iki 30%. Taip. Nu, va šeimininko galim paklausti, ar dažnai keičiat nustatymus? Nelabai. Nelabai? Nelabai, nes paprasčiausiai temperatūra 25-24 kažkur palaikoma, nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų, ar vėjas, ar kas. Dažnai nereikia nustatinėti. Kad jau jaučiat, kad taupiau, jūs nesutaupot, ar ne? Ar jūs negalite su kuo palyginti? Turim palyginimų iš tikrųjų su kolegom, kas įsirengia analogiškus namus, tai ekonomija yra. Ekonomija gal ten elektrą skaičiuojant gal ne apie 20%, bet jeigu dedikuota elektra, kuri eina šildymui ir vėdinimui, tai 30 manau drąsiai pasiekti tą rodiklį. Labai dažnai skamba per radio reklamą vagys linki gerų atostogų, tai sukurti namo gyvumo efektą, uždegant apšvietimą vienur ar kitur, atrodo, šešėlių šviesmą. Tai irgi savotiškai patogu. Namas pritaikytas šeimininkų poreikiams, taupantis energiją, valdo tarpusavyje sunkiai suderinamas šildymo ir kondicionavimo sistemas. Viena protingų namų gamintojų sąlyga pirkėjui – būstas turi būti gerai pastatytas, apšiltintas. Mes pradėjom diskutuoti pagal gana senai ir visą tą sistemą protingo būsto įsigryninę esam pagal funkcijas ir vartotojo norus, bet pagrindai susiorientavom taip tikėdamėsi vis vien, kad energija brangsta ir brangs. Ir žmonės bus suinteresuoti vienaip ar kitaip tą taupyti, dėl to pagrindinius prioritetus sudėjom į energetinių išteklių valdymą, šilumos, vėdinimo, energijos, elektros energijos. Tai ta viltis dėl to ir idėja mums pasitvirtino. Būsto kompiuterinė sistema – inovatyvus produktas, kurį kauniečiai vis tobulina. Su juo LSTS ketina eiti į Rusijos rinką. Protingas namas gali būti ir nuosavo būsto savininko pirkinys ir statybų kompanijos, statančios namų kvartalą. Ar jau stovintis namas gali virsti protingų būstų? Ar nereikės griauti sienų ir iš naujo tiesti laidų vamzdžių? Pirmoji karta buvo daugiau tokia, sakykime, išbandymų, tai yra pabandyti, ką mes sugebam ir ko rinkai reikia. Tačiau pamatėm, kad ne visada mes galime ateiti į būstą pačiame jo statymo pradžioje. Dėl to jau naujoje kartoje mes nusprendėme įdiegti naujas technologijas, tai yra jau nuotolinio ryšio belaidinės technologijas, tai yra radio bangomis, kai kurios valdymo arba informacijos surinkimo procesus. Šiaip pats produktas, tai mes negalim sakyti, kad tai yra dėžutė, kurią galima padėti į lentyną ir vartotojas atėjęs galėtų ją nusipirkti, nes tai vis tiek yra susiję, tai yra daugiau projektas. Pasaulyje panašių sprendimų siūlo ne viena kompanija, Lietuvoje jų irgi kelios. Kol kas jos siūlo sistemas tokiems individualiems namams kaip šis. Kompiuterinės sistemas, kurioms komandas duoda būsto savininkai. Kaip juos išlaisvinti ir nuo šios prievolės naujuose LSTS ir Kauno technologijos universiteto tyrimuose, kuriuos remia ES struktūriniai fondai. Naujos sistemos pavadinimas trumpai SNAPas, tai yra skaitmeninių namų paslaugų kūrimo ir valdymo sistema. Mūsų tą sistemą yra numatyta kita galimybė ir kitas projektas, žmogui
atiduoti ne kaip po įrenginį, kurį reguliuoja, bet kaip po paslaugą. Už jį kitas reguliuotojas ir kitur yra pastatytas serveris, kuris aptarnauja eilę tokių namų. Šnekasi su tais būsto kompiuteriais ir jis pasako, kokį nori turėti savo komfortą ir kaip jį keisti. Ir maždaug statusą savo priežiūra. Visi dabar apie tai šneka ir galvoja ir maždaug matomos publikacijose straipsniai ir mes tą jau darom. Elsis, Kauno technologijos universitetas ir dar 10 įmonių susibūrė į grupę klasterį, kuris turi ambicingų planų gaminti protingus namus Lietuvos ir užsienio rinkoms. Gal ir šie namai Vilniaus pakraštyje kada nors taps protingi. Po reklamos matysite. Nacionalinio gaminio rinkimai. Kokie komisijos favoritai ir už ką balsuojate jūs?